Mokomasis Europos parlamentas, sutrumpintai MEPas, tai interaktyvus jaunuolių mokymasis kritiškai mąstyti, argumentuoti, svarstyti ir išgirsti kitų nuomonę. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti sumažintas 20%. Ekonomika stebima ir atsižvelgiama į esamas rinkos sąlygas. Jis padeda formuotis jų požiūriui Lietuvai ir visai Europai svarbiais politinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo klausimais. Kasmet rengiamos tarpmokyklinės, regioninės ir nacionalinės sesijos Lietuvoje, o geriausiai dalyvauja tarptautinėse sesijose ES šalyse. Mokytojas padeda mums pasiruošti savo temai. Tiesiog žiūriu, kaip mes ruošiamės, kokį žinių bagažą mes surinkam, kokią informaciją. Tai toks yra pasiruošimas, kažkiek apsvarstom galbūt, kokia bus mūsų pozicija komitete. Norint realiai kažko pasiekti ir parodyti, ką sugebi ir pirmiausia produktyviai dirbti, be abejo, kad reikia išmanyti savo temą, nes jeigu tu nežinosi, tai tiesiog tai bus savo nuomonė. O tą nuomonę, nenorint argumentuoti, reikia turėti tam tikrų pavyzdžių. O norint turėti pavyzdžių, be abejo, reikia atlikti tam tikrą darbą prieš tai yra pasiruošti. MEPo mokymą sudaro rezoliucijų rengimas komitetuose ir jų svarstymas plenariniuose posėdžiuose. Deputatai pasiskirsto į politinės grupės ir rengia jų pozicijas. Stebint iš šalies, dalyviai atrodo kaip tikri europarlamentarai. Vienintelis skirtumas – deputatų amžius. Išsirinkęs komitetą, dalyvis turi savarankiškai susipažinti su svarstomu klausimu ir atstovaujamos politinės grupės programa. MEPo renginiuose dalyvauja vyresnių klasių mokiniai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Todėl iš pradžių visada rengiami komandos formavimo ir susipažinimo žaidimai. Jie padeda dalyviams susidraugauti bei produktyviau mokytis kartu. Tai yra būtina sklandžiam komitetų ir politinių grupių darbui. Kaip žinote, darni komanda visada gali daugiau. Prasideda darbas komitetuose. Deputatai pasisako svarstomais klausimais, rengia rezoliucijų projektus, paskiriami pranešėjai. Posėdžius veda komitetų pirmininkai. Svarbiausia – jaunuolių keitimas žiniomis ir nuomonėmis, mokymasis vieniems iš kitų. Visą laiką vyksta diskusija. Diskusijos metu visą laiką išsiaiškini, ar visas komitetas pritars tam dalykui ar ne, ar iš viso rasit jame kokius spragų ar nerasit. Būna diskutuojant apie vieną dalyką, kyla visai kita mintis ir tiesiog apie tą vieną dalyką diskutuojant, tiesiog gimsta dar kita dalis rezoliucijos visos. Rezoliucija – tai ketinimų pareiškimas, parengtas parlamento nario ar narių aktualiu ES klausimu. Daugelėje rezoliucijų pareiškiamas noras priimti kokią nors politikos kryptį, sutartį, deklaraciją arba konvenciją. Rezoliucija rengiama mokomajam Europos parlamentui. Ją sudaro įžanginės ir operatyvinės frazės. Komitetuose parengtos rezoliucijos svarstomos politinėse grupėse. Rengiamos pozicijos, rezoliucijų pakeitimai. Vėliau komitetuose balsuojama dėl pakeitimų ir rezoliucijų. Pirmo komitetų posėdžio metu dalyviai rengia rezoliucijų projektus. Po jo seka politinių grupių posėdis, kuriame svarstomi parengti projektai, priimamos arba atmetamos pozicijos ir rengiami pakeitimai. Rezoliucijos projektą apsvarsčius politinėse grupėse, nariai grįžta į komitetus ir svarsto pakeitimus, balsuoja dėl jų ir naujai pakeistų rezoliucijų. Naujausia rezoliucijos projekto redakcija antrą kartą svarstoma politinių grupių posėdyje. Jo metu priimami komitete persvarstyti projekto pakeitimai. Viskas taip nėra, kad vien tik teorija, tenais kažkas dėsto temą ir tu paskui tą temą perpasakoji. Čia pats turi gilintis, pats imituoji tą parlamento veiklą, tai kaip ir įstatymus pats pasiūlai ir paskui visas parlamentas jį priima arba atmeta. Tai va, šitaip kyla ir tu įsivaizduokit, koks yra deficitas. Galima pateikti kitą pasiūlymą? Taip, galima. Suvokdamas, kad ne visos ES valstybės yra ekonomiškai pajėgios vykdyti priimtus sprendimus,
Kad mes norim didinti eksportą, bet ta prasme ne importą mažinti. Ta prasme, jie nėra vienas kitą paneigiantys. Mes tuo skatintume ne. Labai įdomu bendrauti su žmonėmis ir pabandyti pritaikyti tą psichologinį aspektą, psichologinio bendravimo. Tas yra labai įdomus, kaip suvaldyti grupę, kaip pabandyti neužgožti tų, kurie yra labai aktyvūs ir leisti atsiskleisti tiems, kurie yra gan pasyvūs. Tai sudarinti tą bendrą darbo grupėje, kuris atneštų gerus rezultatus. Tai yra pats įdomiausias dalykas. Rezoliucijų rengimas ilgas ir įtemptas darbas, todėl per pertraukėles dalyviams reikia prasiblaškyti. Parengę pranešimus dėl rezoliucijos, deputatai renkasi į plenarinį posėdį. Pirmajame posėdyje svarstomi rezoliucijų projektai. Jų svarstymo tvarką paskelbė posėdžio pirmininkas. Neprasidėjus posėdžiui, politinė grupė ar ne mažiau kaip 5% deputatų turi teisę pateikti projekto pakeitimą. Prieš balsavimą politinės grupės priima galutinę poziciją dėl rezoliucijos. Rezoliucija dėl eurozonos krizės valdymo plano. Kokių priemonių reikėtų imtis siekiant atkurti pasitikėjimą finansų rinką Europos Sąjungoje? Gerbiamieji delegatai, mes tikime, kad trumparegiškumas yra silpnybė ir kad negalime taikyti trumpalaikių ekonominių naudos priežasčių ir kad tai nėra perspektyva, kurios mes turėtume laikytis ir taikyti tą politiką artimuosiuose rytuose. Antrajame posėdyje deputatai balsuoja. Rezoliucijai priimti reikia balsų daugumos. Jei balsų už ir prieš skaičius yra vienodas, rezoliucija laikoma atmesta. O kas įtikino kalba? Kas įtikino kalba? Vienas už, vienas prieš ir 3 susilaikė. 4 už, 0 prieš, 1 susilaikė. Vienas už, vienas prieš ir 1 susilaikė. Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus. Galima ploti tik tuo atveju, jei rezoliucija yra priimta. Su 46 už, 3 prieš ir 6 susilaikiusiais ši rezoliucija buvo priimta. Pats geriausias dalykas MEP-e, manau, yra tai, jog tu gali mokytis iš kitų žmonių, nes kiekvienas iš mūsų gali kažką tai tau duoti ir kai yra mūsų tiek daug, tiek protingų, tiek talentingų žmonių, tai tas procesas vyksta labai greitai. Tai yra iš tiesų labai nereali, tikrai nereali realizavimo priemonė, kurioje tu gali išmokti nes tu gali ne tik sužinoti, kas yra tas Europos parlamentas, nes gali įvesti www.google.lt ir sužinoti, kas yra Europos parlamentas ar kiek Europos parlamentarų, kiek Lietuvos atstovų yra Europos parlamente. Bet ne tame esmė. Tu daug daugiau visko išmoksti. Tu ugdai savo socialinės, asmeninės kompetencijas. Tu mokaisi kritiškai mąstyti, analizuoti, tiesiog bendračių ir būdvardžių, ko galima išmokti, aišku, ne visko, nes visko neįmanoma išmokti, bet tikrai tokių dalykų, kurių galbūt ne visada pavyksta išmokti skaitant vadovėlį.